Sveiki, esu Aiva, manikiūro pedikiūro meistrė. Šioje srityje šiaip sukuosi jau ne vienerius metus, nuo paauglystės laikų. Tai ir dabar kurį laiką jau profesionaliai teikiu paslaugas. Štai pradėjau savo darbus naujai atsidariusiam salone Solavi, kuriame šiaip dirba labai jauni, motyvuoti, ambicingi. Ir kas man atrodo svarbiausia, dirbant tokį darbą su klientais, tai yra meilė savo darbui, nes tada ir rezultatai visai kitokie ir tikiu, kad kiekvienas klientas išeina tikrai su pačiom geriausiam emocijom iš čia. Ir kas labai svarbu, tai man atrodo, kad šitam salone jaučiasi labai šiltas priėmimas, visada bus pasiūlyta kavos, arbatos ar vandens. Tai va, o kalbant apie nagus, tai labai keitėsi požiūris klientų, moterų į nagus, lakavimą, jų ilgį, nes anksčiau tikrai darydavosi labai ilgus, blizgančius, daug deimančiukų, ryškius nagus. Tai kas dabar yra visiškai kardinaliai kitaip, visiškai kitokios tendencijos, kitokios mados atėjo. Tai visos moteris yra labai už natūralumą, už paprastumą, kad būtų praktiška, nešiotųsi gerai, nesimatytų ataugimo, galėtų šiek tiek ilgiau pravaikščioti. Pats populiariausias pasirinkimas yra tai niūdinės bazių spalvytės, švelniai rožinės. Šiaip trendas buvo ir vasara, ir dabar dar nepalieka klienčių pasirinkimo top trejetuko Milky White spalva, ta tokia pieno baltumo, kaip sakom paprastais žodžiais. Tai labai lengva derinti, lengva nešioti ir labai visiems patinka. Ir šiaip gelinis lakavimas šiuo metu nebėra tik paprastas bazės pratepimas ir spalvos užlakavimas, ir dar klientai atsineša iš anksčiau tą tokį klausimą, tai kuri čia spalva man geriau galėtų laikyti, kuri geriau laiko. Tai žinokit, tikrai nebėra taip, niekas nebepriklauso nuo spalvos, viskas priklauso nuo to, kaip yra paruošiamas nagas, kaip meistras nusistato nago plokštelę, kokia yra pažeista, nežinau, skilinėjanti, koks odos tipas, drėgna, sausa, kokį manikiūrą galima būtų pritaikyti, daryti aparatinį ar kombinuotą jau pasirenka. Ir tas lakavimas yra visiškai pasikeitęs, tikrai nebėra vienas sluoksnis. Tai mes ir bazės pakombinuojam, jeigu yra silpnesni nagai, tai paderinam kelių bazių kombinaciją, kad geresnis išlaikymas būtų. Išlyginamasis sluoksnis yra uždedamas, kad jeigu kokie nelygumai yra, tikrai ateina klientės, tai ar dobelės kokios naguose yra. Tai išlyginam, sutvarkom, padarom tokius saldainiukus, žodžiu, išleidžiam su gražiais nagais.